Mes repetuojam namie, mes būna atsigulom į lovą ir aš jaučiu, kad jis nemiega ir aš nemiegu. Ir tada sakai, kurią vietą repetuoji? Ką dabar? Arba ten sakai, gulim. Kreicerį darai dabar? Aha, sako, aha. Ir mums labai patinka, žinai, kur mes atsidarėm tose gamtos stebuklose dviese. Kažkaip atrodo, kad tu atėjai čia, tavo čia yra, žinai, dabar tas vaizdas priklauso tavo, tik tavo, ta akimirka yra tik tavo. Tai susimu mes tą išgyvenom ant to kalno. Ir tas ledo gabaliukas pradeda slyst mano nugarą ir galiausiai nukrenta iki man ten, kur mano apatiniai. Ir aš jį vis bandau tai pajudinti, groju, va taip, Man atrodo, kad jaučiu ant liežuvio galo. Sveiki! Jūs žiūrite Klaipėdos jaunimo teatro podcastą Ant liežuvio galo. Visų pirma, pristatysiu rėmėjus. Teatrą veža SDG. Teatro veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, o mes esame kultūros fabrike. Šiandien aš turiu labai mielą, ugningą pašnekovę. Tai yra Klaipėdos jaunimo teatro aktorė, grupės Graži ir ta galinga narė bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytoja Rugilė Latvėnaitė. Kaip laikaisi? Labas, Rugilė, kaip tu laikais, kaip jautiesi? Puikiai esu geros nuotaikos, nusiteikus pasikalbėti, pasidalinti, nežinau, pažiūrėsim. Pažiūrėsim, kaip pavyks, ne? Bus gerai. Pradėkim nuo pirmosios mūsų rubrikos knygų burtą, žinai, ar ne? Ištraukti bet kokią knygą. Taip. Ir pažiūrėti, ką ant tau pasakys. Gerai, pažiūrėkim šitas mažytė, ką pasakys. Juodoji tulpė. O, Diuma. Super, visai tau tinka. Teisingai, jo, juodai, gerai. Tai dabar aš su kairė tada darau. Tai čia. Mes iš tikrųjų mėgstam burtis kartais. Aš žinau, aš nuo jūsų šitą ir nukosiau. Va. O kairė tai čia intuicija atseit. Geras. Gerai. Ir dabar aš sakau stopą, ne? Jo, kaip tau, jo, gali. Gerai. Kas niekina gėles, tas įžeidžia Dievą. Wow. Ir čia citata net pažymėta. Geras. Va, ir čia anksčiau dar parašyta. Jis priklausė tai talentingai ir naiviai mokyklai, kuri buvo pasiėmusi devizą iš 7 amžiaus. Kas niekina gėles, tas įžeidžia Dievą. Sutinku. Sutinki, ar ne? Sutinku. Labai mėgstu gėles. Labai mėgstu gėles. Ir tulpės ir viską. Dabar buvo premjera, tai gavom gražių gėlių ir pamerkėm ir pamiršom, žinai. Tai 4 ryto jau reikėjo tvarkytis. Ir aš apsukau visą komandą, sakau, grįžtam gėlės, grįžtam, aš noriu pasiimti gėlės, nes labai gražios, ten ir rožės, ir saulėgrąžos, ir bijūnai. Tulpių nebuvo, bet žodžiu, jo, grįžom. Geras. Tai labai sakyčiau. Jo, tikrai, ir aš kiek pamenu, ir tu, mūsų yra ten toks teatro merginų čiatas, tu tenais ir daliniesi, kai persodini gėlės, ir ten visą kitą, ir daliniesi, jeigu ką, tais sodinukais, kaip ten vadinasi? Plenciukais, jo, ir taip toliau. Tai tikrai labai fainas tau iškrito sakinys. Gerai, tai dabar užsiminė apie tą premjerą, bet aš tiesiog apsukai, ar ne, visą komandą kaip moteris, nes tu buvai vienintelė moteris. Kaip tau sekėsi visas tas procesas su bernais? Puikiai, kaip pasakyti, puikiai. Ta prasme, sunkumai gal buvo ne tai, kad su bernais, bet kūrybiniai sunkumai. Visą laiką. Nežinau, aš nesu turbūt turėjus darbo, kur būtų viskas kaip sviestų patepta. Vis tiek atsiranda kažkokių klausimų ten. Svarstymų ir ieškojimų ir čia, man atrodo, mūsų profesijos grožis yra niekada nesustot, kažkuriam taške, tai sunkumas vienintelis galbūt buvo tas kūrybinis kažkokios paieškos, o su bernais dirbti, nežinau, aš jais labai pasitikėjau, nes aš pati rinkausi komandą, su kuo norėčiau dirbti, tai tie vaikinai visi, man atrodo, labai stiprus, labai. Ir
aktoriniai stiprus, ir muzikiniai stiprus, nes ta premjera mūsų labai daug muzikos savyje talpina, tai buvo su jais tikrai taip kažkaip smagu. Nežinau, jie gal labiau atsipalaidavę kartais, aš galvoju, negu aš tokia kontrolės daugiau, tokia, čia taip, ja. Parūkom, parepetuojam, pagrojam, padžeminam. Tai man šitas irgi buvo naujas. Tai truputėlį tokio, kad atsipalaiduot, galima ir taip lengviau viską, taip pažaisti truputėlį. Aha. Ne viską įsitempti. Aš aišku nesakau irgi, kad, tokia, žinai, visai ką. Bet fainai. Ir jie tokie skirtingi, žinai, visi. Keturi. Taip. Simas, Aurimas, Kristupas ir Donatas. Tai smagu su jais, tikrai smagu. Tai kontekstui aš taip iššokau, kad Klaipėdos jaunimo teatras pristatė premjerą, mes filmuojame visiškai praėjus 2 dienom, ar ne? Taip. 2 dienom po premjeros, tai Dance Macabre. Premjera buvo Temoje, tokia netradicinėje Klaipėdos erdvėje. Ir dabar aš tik nežinau, kada šitas podcastas išeis, bet vasarą stebėkite, nes bus rodymų tiek birželio mėnesį, tiek rugpjūčio mėnesį, ar ne? Tai griebkite bilietus į šitą spektaklį, nes jie nyksta labai, nes tik 50 žmonių telpa. Taip. Va, čia aš iš marketingo pusės. Taip, mes būsim labai arti žiūrovo, dėl to jų labai nedaug. Jo, patyriminis spektaklis, ne? Tai papasakok, dabar Rugilė, kad iš esmės apie tą spektaklį. Aš kaip suprantu, tai yra tavo idėja, tavo tokia iniciatyva, ar ne? Šitą spektaklį daryti. Kodėl? Apie ką jis, turint omeny, kad tikriausiai žiūrėjus žmonės, kurie jo nematė ir galbūt taip susidomės ateiti. Tai kaip viskas buvo? Tai mes mūsų teatre turim tokią nuostabią galimybę, kuri vadinasi trupės iniciatyva, kaip tu ir pavadinai. Tai mes galim siūlyti, ką mes norėtume kurti, ir jeigu mūsų taryba atrenka, kaip sakant, palaiko, tai tu gali statyti. Ir man kilo šitą idėją tada, kai labai daug įtampos susikaupė. Tiesiog atrodo, dabartiniam pasauliu mes gyvenam tokioje didžiulį įtampoje. Tiek mes nežinom, kas bus rytoj. Visi suprantam, apie ką aš kalbu, manau, kad tai yra visa ta karo situacija, apskritai politikos kažkoks chaosas, politinis tas toks... Žmonių vidiniai santykiai irgi tokie supratimai, susikalbėjimai, neaiškus, viskas taip atrodo dreba, pamatas. Ir kažkaip galvojau, kad reikia pabandyti atpalaiduoti žiūrovą. Bet čia, žinai, kai galvoju apie žiūrovą, tai turbūt galvoju pats ir apie save. Taip. Ir tada iškilo man ta muzika, kuri yra labai svarbi šito spektaklio dalis, su kuria aš augau ir visą laiką mane vedė, mane kažkaip užvesdavo, man jinai labai labai patiko. Tai aš kalbu apie Lotynų Amerikos, konkrečiai Afro-Kuban žanrą. Jis kilęs yra iš Kubos ir paskui išsiplėtė po visą Pietų Ameriką. Tai aš ją prisiminiau ir galvojau, kas gali būti labiau atpalaiduojančio, išlaisvinančio ir tokio leidžiančio pasijausti gyvam. Dėl to pasirinkau šitą muziką. Ir tada iškart susidėliojo, su kokia komanda norėtųsi daryti, kad norisi daryti netradicinėje erdvėje, nes jeigu tokia muzika, vadinasi, norisi, kad žiūrovas galėtų taip atsipalaiduoti, galėtų pajudėti. Ir neįsivaizdavau, kad galim daryti juodoje dėžutėje. Ir mūsų teatro vadovams labai patiko šitą idėją. Palaikė, kad išeiti truputėlį plačiau už teatro ribų. Tai viskas tiesiog taip puikiai sukrito. Komanda sukrito, kuriems pasirodė irgi įdomi šitą idėją. Ir mes norėjom kalbėti, ir manau, kad kalbam apie tai spektaklį, apie gyvenimą dabar, apie šitą momentą, kaip mes dabar su tavim sėdim ir kalbamės, dalinamės kažkokiom įžvalgom, mintim. Tai man atrodo, kad mes labai kartais žiūrim arba labai į ateitį, arba į praeitį įkrentam, kažkokiuose neramumuose, žinai, gyvenam. Tai kaip apie tai pakalbėti ant scenos. Kad tu nežinai, kada tu paliksi šitą pasaulį. Ir dėl to mes pasirinkom kalbėti iš kitos perspektyvos. Reiškia, jeigu žmogus yra numiręs ir jis grįžta pas gyvuosius, pasidalinti kažkuo. Tai mūsų tie 5 personažai, jie
sugrįžta pas gyvuosius, jie nėra gyvi. Mhm. Ir jie kalba apie tai, kas juos spaudžia, ko jie gailisi, ko jie nepadarė arba padarė. Ir kaip jie kitaip elgtųsi, jeigu gautų antrą šansą. Yra užuomazgų tokių. Ir visame tame yra ta muzika, kuri tarsi jiems leidžia kalbėti, nes jinai yra tokia ritminga labai, žinai, tokia ugninga, kaip tu sakai. Tai aš taip labai viliuosi, kad žiūrovas irgi nori pajudėti. Mano širdis gyva, ryte visi, mano širdis gyva, mano širdis gyva, ryte, mano širdis gyva, mano širdis gyva, dovi, mano širdis gyva, mano širdis gyva, ryte, mano širdis gyva, mano širdis gyva, ryte. Tada ir galvoju, aha, tikrai reikia eiti gyventi, reikia eiti daryti, kurti podcastą, nežinau, spektaklį. Būrelį kokį, aš kalbu, žinai, ir apie tave turiu omeny, žinai, storius filmuoti, nežinau, ką nori daryti, iš esmės daryti, ką nori, leisti savo gyventi šiandien. Tai mūsų komandai mes irgi, kai kūrėm šitą spektaklį, irgi galvom, ojei, kiek aš daug gailiuos dalykų, ko nepadariau, arba kaip gailiuos, kad dabar to nedarau, o visą dieną praleidžiu ten dirbdama labai intensyviai, netgi tėvus kvietėm į spektaklį, kad atvažiuotų į premjerą, nes galvoju, aš su jais nepasimatau, aš neskiriu tiek laiko, kiek galėčiau skirti, žinai. Tai toks buvo ir savęs refleksija. Aha. Dabar jau galiu taip, žinai, įvertinti šitą situaciją. Tai ko gailiesi? Galvoju apie tą laiką, žinai, kur galvoju, kartais išvaistau, galvoju, gal kartais per daug, kad ir, nežinau, ilsiesi per daug. Galėtum eiti, nežinau, važiuoti prie jūros, arba kaip tik neleidi savo kažkokių malonumų, per mažai gal su draugais būnu, taip galvoju, turiu tokių gerų draugų. Bet iš kitos pusės man tai patinka dirbti. Rimtai, gerai. Taip. Aš tikrai labai mėgstu dirbti. Tikrai mėgstu dirbti. Tai va ten ir sukrenta visai, žinai, energija ir galvoju, gal kartais galima mažiau šitą daryti. Gal daugiau įspūdžių pritraukti iš išorės. Bet žinai, jeigu patinka dirbti, tai kodėl nedirbti? Nes kai nepatinka ir pušini ir dirbi per negaliu, va čia yra blogybė, man atrodo, žinai. Taip, sutinku. Čia irgi mūsų turbūt viena iš pagrindinių dabar problemų visuomeniai. Jo. Kažkaip žmonės neleidžia savo atsipalaiduoti. Ne, man tikrai pasisekė, aš šiuo atveju esu laiminga, kad dirbu mylimą darbą, turbūt dėl to ir neskaičiuoju laiko. Tas yra. Nežinau. Tai va dabar kas šauna į galvą, ko gailiuosi, tai tokių dalykų. O kaip dabar tas kūrybinis procesas, ta prasme, kad kas dabar tavo galvoje, kaip premjera įvykusi, žinai. Kūrybinis procesas praėjęs ir žinai, reflektuoti, ką šiandien veiksi, pavyzdžiui, šiandien yra rytas, pirmadienio rytas. Šiandien jau... Ką dirbsi? Dirbsi. Ar ilsėsies? Ne, dirbsiu, dabar prasideda sesija, kadangi aš esu dėstytoja akademijai, tai po mūsų iškart varysiu pas studentus ir ten jau mes darbuosimės su jais. Jie jau laukia manęs, rašo žinutės, aš jiem irgi rašau, tai nes egzaminai šią savaitę ir kitą savaitę, tai noriu ruošti su jais, užbaiginėti tai, ką ruošiam visą pusmetį. Tai pas juos lėksiu. Visą dienelę nusimato akademijai. O šiaip tai, kas refleksija labai gerai sakai, taip dabar įvyko spektaklis ir kadangi tas spektaklis yra labai arti žiūrovo, tai repetuodami mes negalėjom tam tikrų dalykų praskaičiuoti, galėjom numatyti, ne, bet dabar vyksta ta refleksija, kad noris daug ką keisti. Jo? Taip. Bet čia taip yra, aš nežinau, nėra nei vienos premjeros, kuri baigtųsi ir viskas. Padarytas darbas. Galima jį padėti, žinai, į lentyną ir viskas. Tai nesuturėjus tokio proceso, kad tai būtų. Tai dabar noris tiesiog, kad praeitų tiesiog laiko, šiek tiek susigulėtų viskas ir tikslinsim kai kurias vietas, kai kurias detalės, kad
Kad jis būtų geresnis, kad būtų dar geresnis. Taip. O kaip sekasi, man visada, žinai, atrodo, tik galiu įsivaizduoti, kad tikriausiai turėtų būti sudėtinga daryti spektaklį, kai nėra konkretaus režisieriaus, tos akies iš šono, žinai, kad vat, čia blogai, čia gerai, čia taip, o dabar jūs patys esate scenoje ir turite kažkaip reflektuoti, kažkaip, vat, čia taip daryti, čia taip, kai tu pats esi tam ritme, groji, vaidini ir taip toliau. Kaip jūs šitą dalyką sprendžiat? Nors žinau, kad kartu su jumis labai buvo įsitraukusi dramaturgė, ne? Taip, Augustė. Augustė Persninavičiūtė. Taip. Tai Augustė labai padėjo šitoje vietoje, irgi būdavo kartais tas mūsų žvilgsnis iš šono. Ir mes vienas kitam sakydavom pastabas, pasiūlymus, kažkokius konkrečius, žiūrėdavom tuos etiudus. Tikrai sudėtingesnis procesas, aišku, aš sutinku su tuo, bet mano kelyje ne vienas buvo toks procesas ir jis kažkaip man sklandžiai vyko. Šiuo atveju gal jau pabaigoje tikrai norėjosi to režisieriaus, kuris tiesiog aiškiau sudėtų ir matytų visumą, nes mes sudėtingiausia tą visumą pamatyti. Dėl to dabar ir norisi kažkokius dalykus, žinai, ir pataisyti, patvarkyti. Bet aš manau, kad darbas išėjo toks, kuris turi potencialo ir manau, kad lengvai išlyginsim, žinai, visus trūkumus, kuriuos dabar matom. Gal šiaip aš tokia linkus į perfekcionizmą esu, tai man visą laiką atrodo, ką pataisyti, kaip ten bebūtų. Tai. Ir tame darbe irgi jau reflektuojant, kad nebuvo režisierius, irgi galvojau, kokios klaidos, ką galima būtų buvę kitaip padaryti, komunikuoti, tikslingiau užduotis pasidaryti, laiko buvo labai nedaug. Aišku, čia dabar aš taip kritiškai, žinai, vertinu, bet iš esmės, tai manau, kad darbas vis tiek įvyko. Tikrai. Buvo mano grupiokės atėjusios į premjerą ir mes studijavom tokią specialybę, pusiau teatrą, pusiau lietuvių filologiją. Tai jos sako, sako, kokie multi-instrumentalistai visi. Ir aš kažkaip į tai nebuvau gal taip atkreipus dėmesį, bet fainas toks žvilgsnis iš šono, kad iš tikrųjų jūs grojate su labai daug skirtingų instrumentų. Plius dar šitam spektaklį buvo daug netikėtų ar ne instrumentų, kurių nebūna mūsų teatre, bet specialiai atkeliavo. Ar ne? Tai, bet ir šiaip tu Rugilė groji būgnais, nors man atrodo šitame spektaklyje neteko to būgno, ar ne? Pianinu. Kuo ten dar groji? Su tais tokiais, nežinau kaip jie vadinas, pagaliukai. Ai, klavės. Klavės tokie du pagaliukai. Benzas visur, benzas visur, benzas visur, benzas visur. Ai, 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 ai. Nu ir šiaip, ta prasme, ir visa chebrytė, ar ne, irgi kas su kuo ir jūs su graži ir ta galinga irgi tenais keičiatės. Kaip šitas momentas? Iš kur? Jūs tikrai esat multi-instrumentalistai, ar ne? Visi. Tai šitam darbe, tai iš tikrųjų visi daugiau mažiau turi patirties. Vieni tikrai daug turi patirties, daug metų groja ir valdo vieną instrumentą labai, pavyzdžiui, gerai. Kaip koks Kristupas, ar ne, su smuiku. Kiti daugiau instrumentų išbandė. Šitam darbė tai aišku įdomiausia buvo tie nauji instrumentai visiems, nes... Nauji žaisliukai, ne? Nauji žaislai, taip. Tai pavyzdžiui, Simas mokėsi groti fleitą. Niekada nelaikęs prieš tai fleitas, bet buvo įdomu, kad jis tik paėmė ją rankas ir iškartinai skambėjo. Tai mums padėjo jaunoji režisierė Ugnė, jinai kažkaip įvedė į tą pasaulį fleitos, kuri moka irgi groti. Čia iš akademijos. Iš Arpado, ne? Taip, iš Arpado kurso. Taip. Tai mes labai dėkingi Ugniai. O visiems kitiems tai dar tos perkusijos buvo labai daug. Va, kur sakiau, tos klavės ar ne, kongai tokie dideli būgnai, tada bongai, mažiukai tokie, daug smulkių tokių papuošiančių visą garsą, nes toj muzikai tai yra, sakyčiau, esminis elementas, jis sukuria labai labai daug
grožio ir to flow, tokio, kaip čia, tos tekmės, žinai, tos tekmės toj muzikai. Tai nežinau, aš nesureikšminu to tenai, kad su tais instrumentais visada galima geriau groti, taip sakant. Aš pati esu fortepijoną baigus šiaip. Bet kai susikūrė Graži ir ta galinga, aš atsimenu, buvau Avignone ir aš pamačiau vieną spektaklį, kuriame viena aktorė, ten irgi buvo toks spektaklis muzikinis, jinai turėjo monologą, atsisėdus taip ant tokio didžiulio būgno ir jinai taip daužė tą būgną, žinai, ir sakė monologą. Ir mane kažkas tenai, žinai, taip paveikė ir aš sakau, aš noriu groti būgną, būgnais apskritai. Tai taip, paskui mokinausi groti būgnais, žinai. Ir dabar dar mokinuosi, nes tai visai kitoks instrumentas negu fortepijonas. Bet aišku, tai prideda tos žinios fortepijoną. Aha. Bet pavyzdžiui, gerai, tai čia tie aktorė, režisierė ar ne, pamokino. Bet kaip tu, pavyzdžiui, kaip tu tais būgnais mokinaisi? Ar tu ėjai kažkokias pamokas? Ar pati ir ten tutorialus YouTube'ai žiūrėti, žinai, bet kokiu būdu aktoriai mokinasi instrumentais? Kai nėra daug laiko, kai tu negali studijuoti, žinai, muzikos mokykloje ir ten panašiai. Tai jeigu kalbant apie būgnus, tai aš tikrai ėjau pamokas. Geras, okay. Taip, aš lankiau. Aš tokia esu, man, žinai, pasako užduotį ir aš noriu ją tada padaryti. Ir man reikia, kad mane patikrintų, ar gerai aš ją padarau. Tai man labai padėjo mano mokytojas Jotvilas ir Viačeslavas. 2 mokytojus turėjau. Tai pas juos duoda užduočių, žinai, mokinaus. Nes tai truko iš daug seniau, žinai, jau prasidėjo ir tai tęsiasi ilgai. O dabar tai YouTube'as tikrai labai padeda, žinai, mokomės, žiūrim, nes ta muzika irgi, kurią mes grojam, ta afrokuba, jinai turi savo standartus, kaip yra džiazo standartai, labai tam tikrą struktūrą ir tu tiesiog ją turi pritaikyti tai naujai kuriamai muzikai. Jie turi būti, kitaip jinai nesuskambės. Tai mes ir mokėmės to, žinai, žiūrėjom, nes, aš nežinau, YouTube'as yra toks geras mokytojas, iš tikrųjų ten visko gali rasti. Ir nesąmonių, bet atsirenkant ir sąmonių. Tai šitas labai padėjo. Ir tada tu atsirenki gabaliuką, tu neišmoksti, žinai, visą muziką valdyti, nes čia visą gyvenimą tada šitam žanrui galima skirti iš tikrųjų. O tą gabaliuką, ir čia mes taip sugrosim. Tai tas ir pavyko, aš tikiuosi. Pavyko, tikrai. Kaip tau pasirodė? Ar skambėjo muzika? Aš labai norėjau, žinai, aš nesu muzikos, kur ten, žinai, kažkur jau gal prisilietus ar dar ką prie muzikos, aš visiškai neprisilietus ir aš esu tokia tiesiog, žinai, klausytoja. Bet man tai norėjosi šokti. Ir bent jau antram rodymė, nes buvo 2 rodymai iš eilės, tai pirmam visai žmonės užsikūrė šokti ir aš jau, ir galvoju, žiūrėjau aš iš 2 aukšto ir galvoju, kaip fainai jie šoka, aš irgi noriu. Ir tada aš į 2 rodymą nuėjau į apačią, kad jau pašokti. Taip. Ir kažkaip čia nelabai norėjo šokti, tai aš viena gal ten judėjau prie baro. Tai jo, labai judinanti šitą muziką. Tai Donatas labai gerai pasakė, kažkaip mums ten nesiseka kažkurio momentų repetuočinai. Ir tada sako, tai čia reikia šokti, kad ją sugrotum. Ir tada mes visi prie tų instrumentų, žinai, ir žiūri, kad tada kaunas. Taip. Tai tikrai jinai tokia judinanti. Dėl to man jinai labai patinka, iš tikrųjų, jinai kelinti, žinai, tą energiją tikrai kelinti. Mes lietuviai mėgstam paliudėti, aš pati mėgstu paliudėti, žinai, paklausyti ten tų tokių rimtos muzikos, paverkti ašarėlę, kad nubraukti. O šita muzika, jinai tokia gyvastinga. Nors yra ir mūsų spektakliai, yra visokių kūrinių. Tikrai yra, kur gali ir ašarą nubraukti. Taip. Bent jau aš tai braukiu pati, kai klausaus. Rimtai? Taip. Prie kurios brauki? Įtariu, kad prie Aurimo. Jo. Taip. Jo, labai gražiai. Ten tai Aurimas yra labai talentingas. Taip, tikrai taip. Ar gerai, muzika, judesys. Tu esi Rugilė judesio, ar ne? Dėstytoja, dabar ką tik tu prieš tai pašnekėjai apie studentus. Neklystu, ar ne? Taip. Judesio. Kaip atėjo pas tave į gyvenimą, į tavo gyvenimą judesys? Taip, tai judesys, aš galvoju, atėjo, kai man buvo 15 metų ir aš pradėjau lankyti jogą, jogos mokyklą, kurią aš lankau ir dabar. Tai čia jau gaunas
labai daug metų. Mhm. Taip, tai mane judesys išlaisvina ir suteikia gyvybinės energijos, gyvybinių jėgų. Atrodo, jeigu aš judu, kaip bejudu, nesvarbu, aš jaučiuosi gyva. Ir aišku, dabar pilna mokslinių tyrimų yra atlikta, žinai, kad tai kelia mūsų, žinai, serotoniną, dopaminą, visą tos hormonus, kurie veikia teigiamai. Viskas labai taip logiškai paaiškinta. Tai mane tai labai labai veikia ir aš labai tikiu judesio jėga. Apskritai judesių žmogus sutvertas judėti ir labai skatinu tą daryti savo studentus ir visus žmonės judėti. Bet judėti tai, ką mėgsti. Nesakau, kad visiems reikia į sporto salę, žinai, reikia surasti savo judesį, kas tau faina. Su riedučiais, su skeitu, zumba, kovos menai, nesvarbu. Baseinas, kažkokį judesį. Nes mes taip sutverti, mes tokie gyvi, mes tokie nuostabūs, žinai, tokie turim dovaną, aš tai sakyčiau, šitą kūną. Tai kodėl jo neišnaudoti? Ir jį, žinai, pripildyti gyvybės. Aha. Tai taip, tai ir joga. Aišku, ten jogos mokyklai, kurią aš lankau, yra daug visokiausių praktikų, bet judesys tai yra tikrai vienas iš tokių svarbių elementų. Ir mane tai tiesiog pripildo. Aš kažkaip atrodo noriu gyventi, noriu eiti daryti, noriu veikti. Tik labai, sakau, svarbu, man atrodo, surasti savo, kas tau yra faina. Ir taip, aš su studentais ir jogą darau, bet pagrindinis dalykas tai yra apskritai buvimo scenoje, žinai, kaip veikia tavo kūnas, nes jisai turi būti iš vienos pusės atsipalaidavęs, kad nesijaustų įtampą, iš kitos pusės jis turi būti labai tikslus, labai greitas, jeigu reikia, besikeičiantis. Nes kūnas irgi gali žiūrovą įkvėpti, kaip tu judi, žinai, scenai. Man, pavyzdžiui, personažai, kurie neturi daug teksto, o juda scenoje, žinai, yra vieni įdomiausi. Kaip sukurti personažą tik per judesį. Manau, kad tai yra tikrai įmanoma. Ir labai įdomu. Tai va, tai mes su jais, su studentais darom nuo, nežinau, žongliravimo iki akrobatikos, nuo jogos, iki bendrų grupinių užsiėmimų, judesio, bendravimo, žinai, buvimo komandai. Labai platus laukas, labai ten yra daug, ką galima tyrinėti. Tai labai patinka man iš tikrųjų šitas užsiėmimas su jais. Tai gerai, tai dabar bus egzaminai ir ką jie turi per tą egzaminą daryti, ką pademonstruoti? Kas dabar bus šią savaitę tau? Tai šią savaitę bus 2 egzaminai, bus antrakursiai ir pirmakursiai. Tai su antrakursiais mes darom solo pasirodymus. Jų užduotis yra, kad kiekvienas ateina į erdvę ir ta erdvė visuose etiuduose yra vienoda. Toks kambarys. Tipinis stalas, kėdė, spinta, lova. Ir jie visi yra ofiso darbuotojai. Grįžta iš ofiso vakare namo. Ir tada laisvė jiems daryti, ką jie nori. Na, jie patys turi sugalvoti, ką tas jų personažas grįžęs iš darbo veikia. Tai kažkas tęsia darbus, kažkas nekenčia to darbo, kažkas spaudžia, žinai, tas gyvenimas. Kažkas išsilaisvina namie, yra visiškai kitas žmogus, nes ten yra įtampa, o čia aš galiu būti savim. Na, žinai, tai mes tokią temą apčiapiam, tai jie tikrai labai plačiai pasižiūrėjo į šitą, aš labai džiaugiuosi. Tikrai įdomių etiudų atsirado, tai tikiuosi bus įdomus ir egzaminas. Ir yra pirmakursiai lėlininkai, tai su jais darom be žodžių tokį spektaklį vaikams apie tokius pašto darbuotojus, kurie rūšiuoja siuntas, gauna krūvas laiškų. Ir vienas iš personažų turi svajonę nuvažiuoti į Paryžių. Na ir jie sprendžia tą problemą, kaip ten nuvažiuoti, ar galima nuvažiuoti, ar negalima. Ir visą tai mes kuriam per judesį, per žongliravimą su dėžėm, per įvairius akrobatinius elementus, bandom papasakoti. Bet čia bus skirta vaikams. Tai šitą egzaminą rodysim vaikams.
Ir bus žiūrovų. Taip, bus žiūrovų, taip. Jau kviesim, kad vaikai įvertintų, nes jie yra mūsų ta grupė tikslinė. Taip, bet labai šauniai irgi dirba, labai, labai daug ruošiasi. Ten, nežinau, visus prekybos centrus dėžės prisirinko iš visur, ten veža, man tik tai siunčia nuotraukas. Tai eisiu šiam pas juos irgi padirbėti. Geras. O kaip tavo apskritai tas dėstymas ir bendravimas su jaunai žmonėmis? Labai man patinka. Labai patinka. Aš labai, labai myliu savo studentus. Pirmiausia, tai man įdomu yra, kad jie yra motyvuoti. Dėl to aš labai vertinu pedagogus, kurie dirba mokyklose, nes ten reikia taip stipriai motyvuoti. O čia jau ateina jie motyvuoti. Aišku, tu juos turi motyvuoti. Jeigu žmogus visą gyvenimą, pavyzdžiui, nejudėjęs ir tu jam sakai, dabar daryk saulutę ir kulversti, žinai, iš karto. Tai kažkaip norisi jiems duoti tos motyvacijos, bet iš kitos pusės dėstymas neleidžia man atsipalaiduoti, nes tu turi būti kažkaip pasiruošęs, eiti į priekį, galvoti į priekį, kad tu turėtum ką duoti jiems. Tai jeigu aš nežinau, kaip padaryti tempimo pratimą, tai kaip aš galiu tada dėstyti, žinai. Tai turi daug dalykų mokytis. Man tas yra įdomiausia, kad aš pati save tada turiu, žinai, badyti su karštu pagaliuku į šikną, žinai. Nargilė, šiandien ką veiksim su studentais, žinai. Ir šiaip tie jauni žmonės, jie tokie yra įdomus, jie tokie skirtingi, jie tokie įkvepiantis. Tiesiog atrodo, tu jiems nori duoti daug, bet ir jie tave taip pakrauna, jie tokia jų fantazija, jie tiek prigalvoja. Aišku, matai daug trūkumų, bet tai čia mes visi jų turim ir dėl to jie ir yra akademijų, kad mes mokytumėmės. Bet iš kitos pusės nenori ir pats pasent tada, kai esi su jais. Aš va šito labai bijau, labai nenorėčiau pasenti anksčiau laiko. Žinai. Kaip padaryti, kad tas mąstymas nepasentų, kad tu būtum gyvas. Žinai. Tai faina iš tikrųjų yra dėstyti. Faina. Sunku, tikrai sunku, bet labai įdomu. Ir tie socialiniai santykiai, žinai, kaip komunikuoti, kaip iškomunikuoti, tai ko tu nori. Kaip pamatyti žmogų, kuris ateina pas tave į paskaitą, kokios jisai nuotaikos, viskas taip matosi, žinai, ir ką tu nori, ar jį palikti ramybėje, ar ir šiandien pakelt, pajuokinti, žinai, kažką padaryti, ar atpalaiduoti, daug įtampos irgi kartais būna. Dėl to darom jogą, žinai, tai man labai labai įdomus tas santykis su žiūrovai, sakau, su studentais. Ateina pas tave su problemom, jie? Pasipasakoti? Jo, individualiai. Ar pasirenka tave? Ateina, aišku, ateina. Dažnai ateina dėl sveikatos su manim pasitarti, nes tai tiesiogiai susiję, žinai, su judesiu. Jo, pasipasakoja, kartais jo būna sudėtingų tų situacijų visokių. Bet dažniausiai kažkaip tu juos numatai į priekį, žinai, kad jos, kas vyksta su jais, tai noris juos padėti, palaikyti kažkaip. Būna visko, ir ašarų būna visko. Kartais neranda sprendimų, tai irgi bandom kartu tada dažnai ieškoti. Bet mes visi praėjom tą kelią, aš pati atsimenu. Kiek visko buvo, kai studijavai ir viskas taip svarbu, kiekvienas tavo žingsnis atrodo yra, čia jau yra svarbiausias pasaulio dalykas, žinai. Dabar jeigu aš blogai padarysiu etiudą, tai viskas. Žlugs karjera. Žlugs karjera. Iš tikrųjų, tai nieko nežlugs ir viskas gerai. Ir ačiū Dievui, kad darom klaidas ir klyskim kuo daugiau, nes tada mokais, tada kažkaip evoliucionuoja, o nesikartoji tiesiog. Tai įdomus tas kelias. Kiek jau tu dėstai laiko? Oi, koks geras klausimas. Palauk, nežinau. Aš iš tikrųjų, kai baigiau, iškart pradėjau dėstyti. Tai čia bus jau koks. Nežinau, kiek čia. Beveik 10 metų turbūt bus jau. Aha, dabar jau
3 kursas eina, taip jeigu kas 4 metus. Skaičiuojant, man atrodo. Geras. Tai nemažai. Aš taip sėdžiu ir galvoju, kiek daug dalykų tavo gyvenime ir apie tą reikia pašnekėti. Labai daug veiksmo. Aš gal labai daug įsiplėčiau. Ne. Nes dar reikia pašnekėti, nereikia, bet būtų įdomu pašnekėti apie Graži ir tą galingą. Nes tu esi jau dabar galvoju, jau čia keletą galingų merginų esu prakalbinusi. Tai ir aš kiek žinau, kad tu esi irgi iniciatorė šito galingo projekto. Taip. Jo, kaip atėjo pas tave tas moterų toks, žinai, dabar ką tik turėjai visiškai priešingas su bernais, ar ne, dabar prieš tai buvo toks moteriškas ir sėkmingas, kuris vis dar tęsiasi, turite daug koncertų, vinilinė plokštelė, viena iš, ta prasme, šiaip čia yra antroji, yra ir pirmas albumas, ar ne, išleistas. Tai tikrai labai sėkmingas projektas ir aš nežinau, ar galime mes jau pasakyti, kad pamatysite dar ir kitoje medijoje nuo rudens galingų tokį projektą. Taip, čia ruošiam naują projektą LRT televizijoje bus. Daug dar neatskleisiu, bet galiu pasakyti, kad turėsime savo laidą. Galim taip pavadinti. Graži ir ta galinga Lietuva bus. Tai dar tikslaus laiko, kada rodys, nežinau. Dabar vyksta filmavimai. Vasara vyks. Jau pradėjom 2 etapą. Rašomi scenarijai yra, tai turėsim tokią laidą, serialą. Tai labai kviečiu pažiūrėti. Sekti naujienas. Taip, sekti naujienas, kaip ten bus. O galingos kaip atsirado man sėdint lovoj namie. Labai gerai atsimenu. Taip, žinai, kur sėdi taip ištiesus kojas. Adatos asanai. Taip, sėdi, žinai, gražiai. Ir galvoju, reikia daryti koncertą. Tuo metu mes dar studijavom. Ir dabar galvoju, gal mes jau buvom ir pavargę truputėlį ir visko labai vyko daug ir vis tiek akademija, tuo metu dar Klaipėdos universitetas, duoda užduotis tam tikras, tau dėstytoja duoda užduotis ir tu vykdai kažkieno pasiūlymus. O man tada norėjosi labai daryti savo. Ir norėjosi kažko, kas keltų džiaugsmą, kas atneštų laimę mums pačioms. Mes pradėjom nuo savęs, žinai. Ir man atrodo, pirmą skambutį aš padariau toj lovai sėdėdama Marijai, jeigu gerai pamenu. Sakau, darom. Darom koncertą. Tai pradžioj ir tada su visom suskambinom, visos sako, jo, darom. Ir mes darėm pradžioj iš vis kažkokius kūrinius jaumėm, net ne savo. Atsimenu, tokia buvo, repetavom Loitumas polką suomių. Pavyzdžiui, šitą dainavom. Atsimenu, repetavom dar čia fabrike. Dar kažkokiu, su skudučiais grojom kažkokias nesąmonės indienų. Tokius bairius kažkokius crazy visiškai. Ir dabar jau net neatsimenu, kaip gimė, kad mes darom savo, kad kuriam savo. Tai kad grosim instrumentais ir kad kai kurios iš mūsų visai neturėjo tos patirties, tai pradėjo mokytis groti instrumentais. Kažkas kūrė iškart muziką, tekstus ir taip toliau. Tai va taip atsirado. Kai aš sėdėjau lovoj ir sakau, darom. Ir darom. Ir pradėjom daryti. Tai jau kitą metą, gegužės mėnesį, mums bus 10 metų. Wow. Gražioms ir galingoms bus 10 metų. Tai irgi, manau, jeigu viskas bus gerai, tai ruošim irgi ir pasirodymus, ir tokią programą planuojam padaryti naują, truputėlį kitokią. Tai tikiuosi, kad viskas pavyks. Dabar jau pasakiau, tai turbūt jau reiks daryti, ne? Taip, viskas įsipareigoja. Jau įsipareigoja į mūsų žiūrovams. Garsiai pasakiau, Tomai. Viskas. Tai turim planų, norisi tą paminėti, žinai, 10-metį. Taip, 10-metis tai yra pati gražiausia proga. Būtinai reikia paminėti. Taip.
Geras, kaip fainai. Kaip manai, kokia būtum buvusi, jeigu nebūtų buvę galingų? Neįsivaizduoju, koks klausimas geras. Eik tu savo, Toma, taip. Kokia būčiau buvus? Tikiuosi, kad būčiau buvus laiminga, nežinau. Ne, galingos yra nuostabus projektas, iš tikrųjų nuostabus. Aš suprantu, kad ir tas pavadinimas labai stipriai koduoja gražios ir galingos, kad manau, kad mes tokios ir esam. Aš kažkaip labai tikiu, ką sakai, tas ir esi. Taip. Kaip elgiesi, tai... Tai atnešė į mano gyvenimą labai daug džiaugsmo, labai artimo kontakto su žiūrovu. Aš matau, kad tai tikrai veikia žiūrovės ypač, kad trūksta palaikymo kažkokio įkvėpimo moterims ir tikiuosi vyrams, bet vis dėlto mūsų pagrindinė auditorija yra moteris. To gyvenimo, kažkokio gyventi, eiti, daryti savo dalykus, kuriuos tu nori daryti. Pamenu vienas iš tokių atsiliepimų, kurį gavom, kažkaip manis labai įstrigęs, kad mergina rašė, kad mes padėjom parašyti bakalaurą. Atėjo, žinai, mūsų koncertą ir vadinasi, tai veikia ne tik tais, kad tu ateini, gerai praleidau vakarą, bet tai gali įkvėpti daryti dalykus. Tai labai tikiuosi, kad jeigu nebūtų buvę galingų, vis tiek kažką į tą pusę būčiau daręs. Niekada nesusimąstau iš tikrųjų, kas būtų buvę, jeigu būtų. Tai buvo ir tai yra. Ir taip turėjo būti. Taip turėjo būti. Tu sudainavai tikrai legendinį tokį kūrinį, ar ne? Ir dabar visai neseniai pas jūs pasidalino Instagrame galingų, kad net patekote į vadovėlį su Žemaitės daina, ar ne? Ten screenshotas, kaip pasakyti, fotkinta iš vaizdo klipo šitos dainos. Kaip šita daina atėjo, tu esi, aš tikrai, pavyzdžiui, nežinau, jeigu nesu to bandžius, bet man atrodo, reikėtų tą padaryti, jeigu yra bloga nuotaika, pažiūrėti šitą, kaip tu atlieki tą dainą. Nes jinais yra kažkokia energijos bomba. Ir tiek mes, kai ir darėm naujų metų pasirodymą, irgi podcast'o kontekste, kalbino Masalskį ir aš dar tenais montavo medžiagą ir, susitarėm, kad ne viską atiduodam žiūrovams jūsų. Ir aš pati galvoju, o Dieve, aš šitą išsisaugusiu, kaip Rugilė, žinai, atlieka šitą kūrinį, nes nerealiai. Karas! Latava! Aš greunant jėgą apsikau. Skara! Skaityk mane išėjaus, nuo mažolė pamėl. Tai kaip atėjo šita Žemaitė pas tave į gyvenimą? Tai kai mes kuriam Lietuvos moteris, išsidalinom moteris, kuo domėsimės. Nes mes labai daug laiko praleidom bibliotekui, tiesiog susitikdavom mūsų repeticiją, žinai, susitinkam Simonaitytės bibliotekui, susėdam visos, pasiemam knygutes ir tyliai, žinai, skaitom. Ir tada dalinamės, žinai, ką perskaitėme įdomus. Tai aš pasirinkau Boną Sforzą ir Žemaitę. Nežinau, man atrodė savaime aišku, kad aš apie Žemaitę. Toks kažkaip visos tai, kas jom limpa, kas artima, nežinau. Tai mane šokiravo. Dar skaityk, čia buvo prieš kiek čia tų metų. Daug. Dabar Žemaitė kažkaip jau jinai labai čia visur ir statomi spektakliai ir visi apie ją kalba ir ten merčas padarytas. Visko daug, tikrai sakyčiau. Tuo metu, kai mes tą darėm, sakyčiau, kad nebuvo tiek daug tos informacijos ir kad jinai buvo labai faina ir labai kieta. Ir kai pradėjau domėtis, mane taip nustebino ta jos biografija. Kaip vėlai jinai pradėjo kurti. Tiesiog nuostabi asmenybė, kaip jinai nebijojo mylėti, kaip jinai išėjo iš kaimo.
norėjo rašyti, norėjo šviestis, norėjo šviesti visuomenę, padėti moterims, jinai važiavo ten į tą, tiksliau, plaukė į Ameriką, ten skaitė visokias paskaitas, kaip jinai kalėjime sėdėjo. Nu, žodžiu, tokia įspūdinga moteris ir amžiui. Ir aš pasirinkau tą temą apie tą įsimylėjimą jos, nes jinai tikrai įsimylėjo jau amžiui, nors jinai prieš tai turėjo vyrą, bet, žodžiu, ten susikloščius gyvenimai, tai jinai paskui gyveno viena. Ir jinai įsimylėjo daug jaunesnį vyrą, dėl to ir toj dainoje yra apie tai užsiminta. Bet esminė žinutė yra, kad niekada nėra vėlu pradėti kurti savo gyvenimą taip, kaip tu jį nori kurti. Turbūt dėl to tai ir atliepia daugelį žmonių šitą dainą. Tos energijos bomba tenai. Jinai labai lengvai susikūrė, aš net negalėčiau pasakyti kaip. Mums net ją atlikti iš muzikinės pusės yra lengviausia. Kažkaip taip yra, nežinau. Nieko specialiai nebuvo galvojama, kaip čia padaryti efektą, kažkokį bombinį ten. Ne. Jinai tiesiog kūrėsi per repeticijas ir paskui kažkaip prilipo labai žmonėms. Paskui pasiūlė mums daryti tą klipą, Elena, mūsų režisierė klipą. Gerai, mes tokios tiesiog, toks vėl buvo tokioj tekmėj keliavom su ta kūryba. Aš greunantį jėgą apsigaubus, žemaitišką skarą kavoju galvą žodžiu. Ėdan valiutas esu, skaityk monis, išjausk monis, suprask mane. Vaduok sapsas kapaš, į pelenų čia. Tai aš labai džiaugiuosi, kad žmonėms jinai patinka. O kad pačiai, tai man gal labiausiai patinka ta žemaitė pati, nes jin tikrai labai faina moteris buvo, nuostabi. Faina, aš jau sakau faina, gal ne. Faina, tai ne, tas žodis. Labai geras žodis. Jo, tai man atrodo, jinais ar ne savo dukros kažkokį vaikiną, ne? Paskui dukros, tai dukra ir susitokė su jo. Ir jie susirašinėjo ten laiškais visokiais. Tai turėjo tą tokį romaną. Romaną gerą. Nu, super. Labai džiaugiuosi, labai tikrai labai įkvepianti ir tiek ir Žemaitė, tiek ir tu, tiek ir visos jūs scenoje. Kaip jūs su merginomis? Esat draugės? Aš tą klausimą visada kažkaip uždavinėju, nežinau kodėl. Bet ar kolegės ar draugės? Aš galvočiau, gal kažkoks yra net trečias dalykas. Dabar po tiek laiko, jau eina tie 10 metai ir sakyčiau, mes jau nei kolegos, nei draugės, mes jau esam atskiras organizmas. Žinai, kaip ranka, 5 pirštai. Tai negali sakyti, kad jie kolegos. Bet jie veikia kartu. Visokių etapų buvo, visko buvo 10 metų, tai tikrai čia šeima, turbūt jau yra. Tu ir myli, ir nekenti vienu metu, ir nori būti, ir niekada nebematyti tų žmonių. Bet to pačiu yra begalinis pasitikėjimas, nes mes tiek praėjom visko. Ir ledo, ir ugnies, ir šalčio, ir karščio periodų. Visko. Tai tas, kad tu esi ant scenos, kai mes esame ant scenos, žvilgsnių užtenka, tiek, žinai. Mažiau, tiek. Ir viskas yra aišku. Viskas yra taip, aišku, kas vyksta. Žiūrovas to net nepastebės niekada. Tai labai stiprus ryšys. Negalėčiau pasakyti, ar mes esam draugės ar kolegos. Sakau, gal jau šeima. Gal jau šeima. Taip įvardinčiau. Kokių kuriozinių situacijų su Galingom yra buvę? Nes jūs ten ir su Ugnėm buvo... Lietuvos moteris, ar ne, net nebuvo, tebėra. Nu, tokių, žinai, kad kartais gal biški gali būti nesąmonių. Gali vykti, ar yra buvę nesąmonių kažkokių? Yra labai ir ne viena, dabar kurią tau papasakoti. Ar visiems, kurią atskleisti. Galvoju, gal pasidalinsiu vieną iš paskutiniųjų. Tas pavadinimas, žinai, nėra toks paprastas, pasirodo.
Ir... Ai, žinau, apie ką sakysi, gerai. Tai turėjom tokį užsakomą koncertą. Ir normalu, aišku, klysti žmogiškai, žinai, užsako teatro spektaklį, koncertą. Tai turėjom pavadinimą, buvom ne graži ir ta galinga, o graži ir ta protinga. Tai vieną kartą toks buvo pavadinimas. Nieko blogo, faina, protinga irgi labai tinka. Esam buvę vienam festivalį, kuriame mus neįtikėtinai keistai pristatė išgėręs vedėjas. Ir mums dėkoja, buvo graži ir žavi. Buvo toks serialas Žavios ir drąsios. Ne, Žavus ir drąsios. Ne. Tai čia kažkas iš to, graži žavi, kažkas tokio. Tai va tokių pavyzdžiui, kaip sureaguoti tenai. Bet, nežinau, daug visokių yra ir komentarų, ir dar kažkokių. Bet man su tais pavadinimis gal dabar, žinai, prisiminiau. Geras. Graži ir ta protinga. Gerai. Jo. Tai atsimenu tą koncertą daug kartų sakėm, graži ir ta galinga. Graži ir ta galinga. Pabrėžti, kad išsineškit pavadinimą teisingą, ne? Taip. Bet viską buvo kaip... Ai, nežinau, dabar nebesugalvojau, ką papasakoti. Toks... Jo, Marijos degantis plaukai per generalinę repeticiją. Nesugalvom, kad ugnies reiks. Arba toj pačioj mizanscenai, tarp kitko. Tai va, buvo generalinė, kur mes naudojom ugnį ir Marijai pradėjo svilti plaukai. Ir tada nusprendėm, kad nebus ugnies tam spektaklį, nes naudojam šieną, gali būti pavojinga. Mūsų direktorius sakė, kad paliks darbą, jeigu, žinai, čia dar taip darysim, išeis iš pareigų. O neseniai buvo dar toks atsitikęs. Mes naudojom tokį ledą savo pasirodymuose. Ir jis yra labai labai karštas, bet kai jį sumaišai su karštu vandeniu. Azoto to, ne? Pamiršau, kaip jis vadina, karštas ledas. Ne karštas, kaip jis. Marija pasakys, visą laiką pamirštu šitą. Žodžiu, tokį ledą naudojam, ypatingą, kuris garuoja susmaišytas su verdančiu vandeniu. Ir aš groju paskutinį kūrinį, per kurį ir atsiranda tie dūmai, yra naudojamas tas ledas su būgnais. Ir už manęs kabo tas daiktas, į kurį yra pilamas tas vanduo ir tie ledukai sumetami. Ir jie pradeda burbuliuoti ir garuoti. Ir aš groju ir nesuprantu. Ir taip, žinai, toks jausmas purslas kažkoks pliupšt ant manęs, žinai. Ir galvoju, nu tai tiesiog, žinai, kaip verdantis vanduo, burbuliukas iššoko ant manęs. Ir taip karšta. Ir galvoju, užtiško vanduo. Karšta, viskas gerai, nieko tokio. Ir tada aš suprantu, kad iš to indo iššoko tas ledo gabaliukas tiesiai man prie kaklo, į kostiumą. Ir aš groju ir aš negaliu sustoti, nes visas mano rankos ir kojos užimtos. Ir tas ledo gabaliukas pradeda slysti mano nugarą ir galiausiai nukrenta iki man ten, kur mano apatiniai. Ir aš jį vis bandau tai pajudinti, groju, va taip, Ir tas ledo gabaliukas jau suprantu, kad mano apatinėse. O esmė yra tokia, jis yra labai labai aukštos temperatūros ir jisai degina kūną iš esmės. Ir aš prisimenu, kaip Marija yra pasakojus, kad jo negalima imti plikom rankom, nes tu nudegsi rankas. Jinai taip yra, taip jai yra buvę, nes jinai nežinojo. Ir aš prisimenu, groju ir tuo metu prisimenu šitą istoriją ir galvoju, mano dabar užpakalis dega. Mano užpakalis vyla, kur tas ledukas, ir galvoju, kaip čia išsitraukti, ir paskutinė jau daina, žinai, ir ten, o ten toks kostiumas, kur ten aš turėčiau jį nusirengti visą, ir aš suprantu, šakės, na ką, galvoju, gerai, na tai ką, turėsiu nudegusi užpakalį. Ir, žodžiu, tai šitas įvyksta, mes nusilenkiam, aš ten dar raitausi, bandau, kaip, žinai, išspausti tą leduką, kad jisai ar ištirptų, bet jis ištirpo, man atrodo. Ir paskui pasirodo, jisai nukrito man iki sėdmens ir padarė tokį randą, kuris buvo čia kitas bairis, dar atsirado iš to, kad
tas randas įgavo tokią formą, kaip Brežnevas. Žinai, pas Brežnevą toks žemėlapis toks yra buvęs. Aha. Oi, ne Brežnevas, Gorbačiovas. Jo. Pas Gorbačiovą. Ir čia, aš čia dabar jau pasakoju labai tokius vidinius dalykus. Ir mes sudėjom 2 fotkės. Mano sėdmens, kuris yra su tuo raudonu žemėlapiu, ir Gorbačiovo kaktą. Ir tai atrodo kaip tas pats paveiksliukas, žinai. Eik tu savo. Taip. Bet viskas gerai, jau sugijo, ten dar nedidelis randelis liko. Bet pavyzdžiui, tokia, žinai, istorija. Tai... Bet tau skaudėjo tuo metu, ar tu tiesiog tą kažkokį šaltį, karštį jų tai... Buvo toks karštis, žinai, toks jo, karštis. Bet negaliu sustoti, žinai, reikia užbaigti finalinis kūrinys, raganų šokiai. Tai raganos tikrai pasidarbavo. Tai čia visiškai, čia kažkoks ženklas. Čia gal numatė ateitį, tas gabaliukas. Gal numatė. Tai va tokia, žinai. Sakau, yra tų visokių vyksta įdomybių. Kažkokia, žinai, gali atleisti humoristinį, nežinau, behind the scenes. Oi, jo, taip, tikrai. Jo, geras. Nu ką, Rugilė, ką mes dar galėtumėm pakalbėti? Ar mes einam prie žiūrovų klausimų? Izabelė Tamulytė, 1, 2, 3. Jei ne aktorė, tai kas? Labai norėčiau, kad aktorė, kūrėja, aš taip sakyčiau. Dabar aš galvoju apie tai, kaip norisi būti kūrėja, neapsiriboti aktorystę. Aš suprantu, kad norisi man tiesiog kurti dalykus ir dalintis to su žmonėm. Ir tai gali būti labai platus laukas. Galbūt aš galiu sukurti šventę, ką labai mėgstu daryti. Organizuoti šventę kokią nors. Ar renginį. Man labai patinka kelionės. Nežinau, ar žinai, ar žiūrovai žino. Aš studijavau geografiją. Rimtai? Tai čia, kai tu gyvenai Vilniuje šiek tiek? Aha, kai gyvenau Vilniuje. Aha, nes labai nedaug aš studijavau, bet metus ir mečiau. Šitoje vietoje labai padėjo mano jogos mokykla, nes mano mokytojas, kuris labai skatino visą laiką daryti tai, ką tu nori ir ten, kur tu gali labiausiai atsiskleisti geriausiai. Ir aš mečiau geografiją. Tai buvo labai įdomus mano periodas gyvenime. Mano senelis buvo geografijos mokytojas ir šiaip mano tėtis irgi labai domisi. Tai man labai patinka kelionės planuoti. Labai. Aš galiu planuoti kelionės, čia visi žino ir tai galbūt galėčiau tai daryti, jeigu ne aktorė būti. Bet tiesiog norėčiau kurti. Tiesiog aš suprantu, kad man tai yra tokia didelė laimė. Ar muziką kurti, ar vaidmenį, ar režisuoti, ar su studentais dirbti, kurti. Tai yra ta kūryba. Negalėčiau turbūt nekurti. Ir mokyti patinka, žinai, dalintis savo žiniom. Nes kai tu mokai, tu pats labai daug mokaisi ir ieškai to mokymo dar daugiau. Man šiaip labai patinka mokytis naujus dalykus. Norėtų tik laiko daugiau turėti, kad daugiau pasimokyti. Nes visą laiką galvoju, kaip dar, kiek daug aš nemoku, kiek daug man nesigauna, kiek daug aš noriu išmokti. Tai... O tai gerai, tai ta geografija, tai jinais netyčia, tu bandai stoti į aktorinį, ar tik tai po to, po geografijos susivokiai, kad vis dėlto, iš tikrųjų, kaip ta geografija atsidūrė ir kaip aktorinis atsidūrė pas tave? Aktorinis tai pas mane atsidūrė nuo 5 metų, kai aš pamačiau Keistuolių teatro spektaklį Šiauliuose atvežtą. Tada aš atsimenu, labai gerai atsimenu, kai pagalvojau, aš ten noriu būti. O koks tai buvo spektaklis? Dabar spektaklis buvo ten, kur Varna Albertina, man atrodo, arba šitas, arba Geltonų plytų kelias. Neprisimenu šito. Bet tikrai Keistuoliai buvo. Ir visą laiką lydėjo ta mintis, bet mane visi taip atkalbinėjo, žinai, kad labai sunki profesija. Ir tais metais, kai aš baigiau, rinko rusakalbių kursą. Ir tada aš sakiau, likimas.
Likimas, man nelemta, žinai. Mhm. Ir tada aš stojau geografiją, aš turėjau nuostabią geografijos mokytoją. Visą laiką man patiko šitas dalykas. Ir, aš sakau, mano senelis buvo geografijos mokytojas. Ir tikrai, kai stojau, supratau, kad taip, yra įdomu, bet tai tikrai ne tai, kas aš esu. Aš sėdėdavau ir scenarijus kurdavau per paskaitas geografijos. Sėdi ten kokioj kartografijos paskaitoj, reikia braižyti žemėlapius, o aš galvoju, kokį spektaklį čia padaryti ar dar kažką. Taip. Tai ir atsimenu, kaip vieną dieną nusprendžiau, verkdama nuėjau į tą universitetą, Vilniaus universitetas tai buvo. Sakau, aš išeinu. Ir atrodė, kad nukrito akmuo. Ir tada jau rašiausi stojamiesiems. Ir jo. Tai tais metais dar neįstojau, paskui įstojau pas Valentiną Masalskį. Tai tada jau įstojau, jo. Tai tu truputėlį tokį kelionę nuėjai, kol... Aha. Bet tai, tu sakai, nelemta. Tu esi gimusi per teatro dieną. Taip, kovo 27. Taip, tai ta prasme. Aišku, pagal tokią logiką aš irgi turėčiau būti gal kariuomenėje, nes aš esu per Lietuvos kariuomenės dieną gimusi. Geras, bet tai gal kažkokių Bet va, pažiūrėk, tavo šeima yra 3 vyrai, žinai. Taip. Tai irgi reikia ten su jais padirbėti, kartais kaip kariuomenė, ne? Jo. Na. Man irgi atrodo, kad lemta, žinai. Na, nebūčiau tiek metų, jau kiek čia eina tų metų toj profesijai. Taip, visiškai. Taip. Ir tu ją puoselė ir toliau, žinai, kitoms kartoms perdavinėjus per studentus, žinai, ta prasme, tai čia. Taip. Nu, geras, žiauriai fainas. Nežinojau šito fakto tikrai. Nes kartais atrodo, ar ne, kad jau savus aktorius kalbini, nu jau viską žinai. Aha. Ne, pasirodo ne. Gerai, toliau einam. Marble Can, berods taip, perskaičiau. Nikneimo žmogaus sako, kada atradai jogą ir kokią įtaką jį turėjo arba neturėjo tavo profesijai. Daug kalbėjom, bet gali dar papildyti. Kai man buvo 15 ir atradau visiškai taip netikėtai. Mane tiesiog draugė nusivedė. Nei aš kažkokių problemų turėjau, nei ten kažkas, žinai, nes dažniausiai joga ateina žmonės, kai jau turi kažkokių reikalų. Psichologinių ar fizinių. Aš vaikas buvau, kai taip suprantu. Bet aš ten atradau labai daug draugų, su kuriais iki pat šiandien, žinai, bendrauju. Bendruomenė, kuri mane supranta, kuri aš labai gerai jaučiuosi, kuri mane įkvepia, pakrauna, baterija mano. Tai ir aišku, prie viso to yra tas menas jogos. Tai nėra tik tais fiziniai dalykai, tik tais daug. Aš manau, kad ir savo kūryboje aš naudoju tai, ką gaunu iš jogos, kas iš ten ateina. Kažkaip tą viltį nešti, tą šviesą, dalintis gėriu kažkokiu. Aš suprantu, kad mes visi gyvenam sunkiai ir aš dabar, kai su tavim kalbu, atrodo, oi, čia saulės spindulėlės atsisėdo, kaip viskas lengva, viskas. Ne, taip tikrai nėra, yra sunku, nėra prasmės gyventi ir tie klausimai mane irgi slegia ir kvestionuoju daug labai dalykų apie gyvenimo neteisybės, teisybės. Na, manau, kad mes visi suprantame, apie ką aš kalbu. Ir vis tiek aš galvoju, kad galima eiti šviesos keliu. Aš labai tikiuosi. Kartais labai sunku, žinai. Bet tikrai joga, mano šeima yra iš to pasaulio, kuris per kažkokią pozityvę, žinai, pusę keliauja. Labai faina, kad tu jogą 15 metų aš būčiau norėjus taip anksti ją atrasti, nes aš ją atradau, tai, žodžiu, sakyti 35, bet biški gal kokiu 3, bet ta prasme, žinai, po 15 metų nei kad tu. Ir kaip tau pakeitė kažką? Jo, man ta prasme gal tą dvasinį pasaulį labiau atvėrė. Tik tai tiek, kad mano jogos mokytoja buvo iš kariuomenės pasaulio. Ne, ta prasme, jokauju, bet joga buvo, aš taip juokdaus karinė joga. Kad jeigu tu darai blogai, tai blogai.
Tai Taip, šiek taip. tiek man gal to trūko tokio švelnumo, Mhm. bet tą dvasinį pasaulį tokį, žinai, atvėrė. Mhm. Na, aš kadangi daug metų, tai mano mokytojas pagrindinis ir kiti instruktoriai labai irgi daug visokių, žinai. Kartais būdavo labai skaudžių dalykų, žinai, kur pasako taip ir taip pataiko, kaip su adata. Na, nes vis tiek irgi tie žmonės turi daug patirties. Tai to ir viso, ir švelnumo tame yra labai daug, ir iš kitos pusės kažkokių taiklių pastabų, kritiškų, kurias reikia išmokti priimti ir matyti savo klaidas. Aišku, mes visi, žinai, netobuli, bet yra kur tobulėti. Tai joga man yra tas kelias, kuriame aš viliuosi bent šiek tiek judu į priekį, ne atgal. Nesakau, kad tapsiu tobulybė ir nušvisiu, žinai, dabar, bet tai, man atrodo, vis tiek tai yra evoliucinis kelias. Taip, jeigu praktikuoji, tai tu tikrai eini į priekį. Taip. Jo. Nu gerai. Į tą patį dvasinį pasaulį. Edita Unska klausė, Rugilė, ar medituoji? Kokias praktikas atlieki? Kaip įdomiai šiandien, matai, tai kiek daug klausimų. Etapais, sakykim. Ir labai priklauso, kaip aš įsivardinu, kas ta meditacija yra. Žinai, ar tai yra pasivaikščiojimas ir susitikimas su savim. Man kartais meditacija yra pravesti paskaitą, taip kaip aš ją įsivaizduoju, pravesti meditaciją savo studentams. Jeigu kalbant apie jogą, aš praktikuoju judesio meditaciją. Tai turbūt pagrindinis yra mano dalykas, kas vyksta jogos seminaruose. Tai tas išlaisvintas kūnas, žinai, judėjimas, toks laisvas. Tai tokia meditacija. O jeigu tos koncentracijos, žinai, meditacijos, pastaruoju metu tai to nedarau. Kažkodėl dabar nejaučiu tam poreikio. Yra buvo etapų, kai daugiau to buvo. Labai sąmoningai tas vyko. O dabar, nebent jogos seminaruose tai vyksta, tai tada taip. O praktikos kažkokios kitos? Kaip meditacija? Nu, ta prasme, žinai. Tai aišku, visas į asanų darimas, žinai, ir pranajama. Tai čia kažkaip čia kaip ir savaime suprantama. Kas yra pranajama, pasakyk? Kvėpavimo praktikos, jo, įvairios kvėpavimo praktikos. Tam tikram laiko tarpe, įkvėpimas, iškvėpimas arba energizuojantis kvėpavimas, tai va tokie visokie dalykai. Pilnutinis kvėpavimas iš diafragmos, kvėpavimas toks pečiais ar tik tais krūtine. Na, visokių ten rūšių yra, visokių būdų tą daryti. Ar tu turi savo rutiną, kad, pavyzdžiui, atsikeliu ir ten darau kažką? Ar yra tau visaip chaotiškai, kad rutinos nėra, kad kaip pagal kokią dieną, žinai, nes kartais būna ar nereikia į gastrolės važiuoti ar ten dar kažkur? Stengiuosi turėti rutiną. Žinai. Aš turiu tokį kalendorių, metų kalendorių pasidarius. Ir jame yra judesys sudėtas, kad kiek aš kiekvieną savaitę turiu tam tikrą skaičių turėti praktikos su judesiu susijusios. Ir tai neįeina paskaitos, nors ten mes judam, žinai. Ir priklauso. Šiaip aš einu į sporto salę. Pagrindinis mano yra. Ir kai jaučiu, kad yra daug įtampos susikaupę, tada darau asanas, mobilumo ir tempimo pratimus. Tai mano tokia rutina yra. Bet aš rytais judu, visą laiką stengiuosi daugiausiai, nes tai mane pakrauna visai dienai. Tai mano tokia praktika yra. Super. Norėčiau ir aš turėti tokią praktiką, nes man kažkaip nepavyksta atsikelti anksčiau. Aš turiu, tada bėgu, lėkiu, kad nepavėluočiau ten, kur turėčiau būti, žinai. Taip, iš kitos operos klausimas. Austėja Gal, tikriausiai. Ar jūs kažkas sieja su aktore Gintarė Latvėnaitė? Taip, sieja. Gintarė yra mano antros kartos pusseserė. Geras. Tik tais jų šeima yra Panevėžy.
Na, Gintarė tai gyvena Vilniuje, bet ta giminės Taip, atšaka. taip, taip. Aha. O mano giminė yra iš Šiaulių. Tai taip sieja. Tai kai statėm Gyvenimas dar prieš akis su Kirilu Glušajevu režisierium, tai jo žmona yra Gintarė, tai vis susitikdavom, pabendraudavom su Gintarė. Geras, kaip fainai. Taip. Palauk, čia biškutė. Klausimas iš vyro. Mano vyro? Tai iš tavo vyro. O. Turiu klausimą Rugiliai. Ant kokio kalno norėtum užlipti dar kartą? Taip, mes su Simu mėgstam labai keliauti kartu. Nuostabus mano partneris kelionių yra. Ant kokio kalno? Tai tikrai manau, kad tai būtų Pico Grande, sakyčiau. Tai kalnas Madeiroje buvo, į kurį mes kopėm. Mes ten buvom dviese. Ir tai buvo pakankamai, kaip sakyti, ne pats lengviausias kalnas. Kaip, negalėčiau sakyti, kad ir labai sudėtingas, bet gal pavojingesnis negu įprastai, žinai, kur yra takeliai ir ten viskas labai labai ten paprasta. Tai ten buvo tokių, buvo daug lietaus prieš tai, tai buvo tokių išplautų vietų. Ir toks jau sportinis buvo, kopimas jau iki pat viršūnės. Bet mums labai pasisekė, nes mes užlipom dviese, nebuvo jokių žmonių tą vakarą ir mes kopėm vakare, nes mes ant jo miegojom palapiniai. Kėlėmės tada pasitikti saulę ir atsikėlus ryte. Tarp kitko dariau dar jogą, dar turiu nufilmuotą tenai ant to kalno. Matėm, kaip kyla saulė, tarp kitų kalnų, tokia raudona, graži. Saulės pasveikinimą? Saulės pasveikinimą dariau, aha. Ir kažkas labai nuostabaus tiesiog tam buvo, tas toks geras labai jausmas. Tai ir mums labai patinka, žinai, kur mes atsidarėm tuose gamtos stebuklose dviese. Kažkaip atrodo, kad tu atėjai čia, tavo čia yra, žinai, dabar tas vaizdas priklauso tavo, tik tavo, ta akimirka yra tik tavo. Tai susimu mes tą išgyvenom ant to kalno. Tai dabar šitas atėjo į galvą, manau, kad... Bet norėčiau iš tikrųjų kitas viršūnės lipti vis tiek, kad nesikartoti, jau tiek daug yra. Tai norisi lipti ir lipti. Dabar mes, matai, labai sekėm Maurimo kelionę į Everestą, tai mūsų kalnai dabar yra temoje, žinai, kažkur čia šalia sukiojasi. Dabar manau, kad į Japonijos kalnus kažkokius lipsim. Bet ar jau esat suplanavę? Tu, kaip kelionių organizatorė, tai turėtum jau būti priplanavus kažkokiu? Taip, jau yra paplanuota. Šiai vasarai? Vasarai turbūt neišeis, vasara darbinga nusimato. Tai galbūt kažkada vėliau pasižiūrėsim. O gal ir vasarą, nežinau. Dabar dar tiksliai nežinau. Pažiūrėsim. O kaip sekėsi, jau kad čia Simas atkeliavo į mūsų podcastą, kaip sekėsi su vyru kartu turėti procesą, va dabar, Dans Macabre kartu vaidinot, ir vaidinot vyrą ir žmoną, beje. Kaip sekėsi? Nes aš dabar galvoju, greitai bandau primesti, neatsimenu, kad taip jau labai būtų daug spektaklių kartu, ne? Ne. Ten vaikiškas vienas? Mes ilgą laiką vengiam kartu dirbti, nes anksčiau buvo kažkaip labai sunku kartu. Nes mes abu labai gerai žinom, kaip reikia vaidinti kitam. Ir vienas kitam turim daug pasiūlymų ir pastebėjimų. Kitaip negu su kitais kolegom. Tai čia taip anksčiau buvo. Bet aš buvau nustebus, kaip gerai mums sekėsi dabar, žinai, darbuotis. Buvom stipri komanda ir palaikymas vienas kitam. Tai aš esu labai patenkinta tuo, kad atradom ryšį iš naujo ir kad galim susikalbėti ir padėti ne iš to, kad ne iš ego pusės, kad mano idėja geresnė yra ir tu turi būtinai daryti taip, kaip aš sakau. Ir mes turim būtinai daryti, kaip aš sugalvojau. O kažkoks aukštesnis tikslas, mes abu siekiam sukurti spektaklį, kuris būtų geriausia versija žiūrovui, kūrėjui, išneštų mintį, idėją ir į tai rėmėme, žinai.
Jis kažką pasiūlo, aš kažką pasiūlau. Tai aš jo tikrai labai pasitikiu. Labai, labai pasitikiu. Ir labai myliu tą žmogų tikrai. Toks geras ryšys. Mhm. Jūs esate pirmoji, ar ne, pora? Teatre. Aha. Taip, jau kiek čia? 13 metų esam kartu. Dabar skaičiavom kažkada. Geras. Taip. Aš kiek žinau, kad jūs ir namie repetuojate, ar ne? Aha. Nes šiaip įdomu, taip aš kaip vis pakalbinu ir kažkaip taip nejučia įeinu, ir leidžiu ir žiūrovams įeiti į tą šeimų vidų, tai kiti labai vengia, nekalba iš viso apie teatrą arba tenai, o kiti, jūs ir dar viena pora, kad repetuoja namuose. Tai labai įdomi, kaip net ir skirtingai, žinai, žmonės pasirenka savo gyvenimus. Tai dabar grojate. Mes gal išprotėję, žinai, su tą profesiją esam, kartais gal per daug, nežinau. Mes repetuojam namie, mes būna atsigulam į lovą ir aš jaučiu, kad jis nemiega ir aš nemiegu. Ir tada sakai, kurią vietą repetuoji? Ką dabar? Arba ten sakai, gulim. Kreicerį darai dabar? Aha, sako, aha. Net gali jausti iškvėpavimo, ne? Jo, taip ir yra, tikrai. Repetuojam namie, dabar buvo pianinas namie, tai grojam, žinai, ten mokinamės dainuoti ir dar kažką ieškom variantų. Jūsų kaimynai pripratę prie muzikos garsų? Kaimynai žino, kad mes esame aktoriai jau visi. O, Klaipėdos jaunimo teatras, žinai, susitinkam tarpduriai. O, sveiki, Klaipėdos jaunimo teatras. Dabar nesenai ir buvo, taip žinai, daro ir ten, pavyzdžiui, nauji arba vaikai, kai atvažiuoja pas tėvus, kurie gyvena ten. Daro duris. O, Klaipėdos jaunimo teatras. Su tokia šipsenėlė. Tai taip, žino kaimynai, kad mes tam prisigalvojam viską. Nu gerai, eikim prie durnų klausimų. Linksma rubrika iš Marko Aurelijaus galvos. Rugilė, tau užduotis po šito podcast'o įmesti kelius durnus klausimus. Gali autorinius. Rugilė, Latvėnaitė klausia. Taip. Anekdotas kažkoks. Vieną kartą į barą atėjo antis. Ar žinote, ko paklausė antis? Čia klausimas. Čia yra tikrai iš kažkokio prieš tai buvusio pašnekovo, tikrai. Ne mano raštas, ne kolegės. Aš žinote, ko paklausė antis? Antis greičiausiai. Atėjusi į barą, ne? Atėjusi į barą. Pirma mintis tai kyla, kad ar turite vandens? Jo? Nes gal jinai nori, žinai, išsimaudyti. Aha. Okay. Pasipliuškiant. Tai sakyčiau, gal toks atsakymas, nežinau. O aš tai žinai, kaip sugalvojau. Na? Žiauriai blogai. Pasakyk. Kada mane iškepsite? Savižudė tokia, ne? Jo. Jos gal tikslas yra pakliūti į skrandį. Taip, kokį filmą norėtum pamatyti kaip spektaklį? O, koks geras klausimas. Kokį filmą norėčiau pamatyti kaip spektaklį? Aha, kad perkeltas į sceną, ar ne? Tu mėgsti filmus, aš žinau. Vaikštai jo į kino pavasarį labai aktyviai visus festivalius. Tai dabar man ir priminiai. Toks filmas buvo Amžinai jauni. Tai ten apie teatralų, tarp kitko, gyvenimą. Apie jaunus teatralus, kurie Prancūzijoje studijuoja ir su kokiam problemom susiduria. Tai ten daug dalykų labai atpažįstama buvo tam filme. Ir labai gerai vaidina tikrai aktoriai tam filme. Tai gal šitą būtų įdomu. Bet dabar bandau dar prisiminti, kokį nors ką paskutinį mačiau, bet neįsivaizduoju. Dabar vakar baigiau žiūrėti Tar filmą su Kate Blanchett. Bet tokio pavyzdžiui neįsivaizduoju, kaip perkelti sceną. Ten jau toksai norisi orkestrą. Tai gal Amžinai jauni? Super, labai gerai. Nu ir paskutinis durnas klausimas. Rugiliai, ką reiškia, kai ryšininkė pasiunčia į laivą žinutę? 8-8. Čia iš Jūrinių šviesų spektaklio. 8-8. Palauk, Laimos monologas. 8-8.
Bučinys, man atrodo. Jo. Bučinys, jeigu gerai pamenu. Mhm. Gal čia Laimos klausimas? Reikės paklausti. 8, Bučinys. Viso gero. Kažkas tokio. Atsimenu melodiją tik tais, bet neatsimenu tiksliai. Ja, būna dažnai atsimenam iš spektaklių, žinai, lautės skambėsi kažkokio personažo. Ir po to tos frazės prigyja ir mes jas visur naudojam. Inside tokie, ne, vidiniai juokeliai tada. Taip. Kur neįmanoma perpasakoti. Taip. Kokį paskutinį vidinį juokelį prisimintum? Nu dabar tokį greitai, ant liežuvio galo. Kur nereikėtų, nu, ta prasme, gali neaiškinti tiesiog, vat, iš jūsų gyvenimo. Iš premjerinio. Mes turėjom tokį instrumentą, bongus, žinai, mažiukai tokie 2 būgnai. Ir mokėmės groti ir jis turi savo tokią, kaip visada turi jį groti. Nu, tą standartą, kaip sakiau. Ir garsas yra tokia ir Simas mokėsi groti ir rodė kažkam kitam. Ir man atrodo, kai bando paaiškinti, žinai, ir buvo piku paku, piku poku, piku paku. Ir tada gavosi toks eilėraštis, kur visai ką sakydom, piku paku, piku poku, būgnais groti aš nemoku. Piku poku ir bet ką. Ten kažkos negaliu padaryti. Bosų groti aš nemoku. Čia toks vidin. Piku poku. Bandėm kažkaip įdėti spektaklį, bet paskui kažkaip dingo. Nežinau, čia toks. Bet iš tos, čia ką mes kalbėjom, čia žinai, dvasinės ar dar ką, negalima programuoti, kad nemoku. Nežinau to. Taip. Piku poku, bongais groti aš moku. Geras. Nu ką, Rugilė, aš manau, kad mes daug labai įdomiai prišnekėjom. Aš noriu palinkėti tau. Ir toliau puikiai klausyti savo tos intuicijos ir eiti savo gyvenimo keliu. Ką padarei? Metusi geografiją, pasirinkusi savo gimimo dienos nulemtą kelią. Naujų ir įdomių kalnų ir viršūnių, kurias pasieksi. Galima ir metaforiškai paimti čia. Jo. Ir kad ir toliau taip fainai ir pozityviai neštum šviesą, net jeigu tau ir atrodo, kad kartais reikia praeiti pro tamsą, kad žinai šviestum kitiems. Bet tu iš tikrųjų esi tas šviesulys šitam teatre. Tai ačiū labai iš pokalbį. Ačiū tau labai, Tom. Ačiū. Aš tau linkiu atrasti laiko pabūti su savim viena, žinai. Labai geras palinkėjimas. Sunku atsikelti, aš žinau. Jo, tu čia apie šitą tu, ne? Taip. Bet čia gal ir yra tas laikas savo. Kažkaip labai svarbu, žinai, rūpinti savim, aš manau. Mes pamirštam kartais save. Tik aš kartais galvoju, gal klaidingai, kad mano rūpinimasis yra savimi miegojimas. Ai, ne, nu tai gal tau to reikia, aišku. Jo. Ne, reikia tai anksti miegoti, čia yra kitas dalykas. Man vakare prasideda gyvenimas. Ai, tu esi ta pelėda, ne? Aha, aš matai viturys, tai man. Bet aš mokinausi eiti miegoti, aš einu miegoti laiku, nes ryte paskaitos anksti, tai aš galvoju, jeigu aš eisiu vėlai, tai tada kenties visas 20 žmonių studentų, žinai, jeigu būsi blogos nuotaikos. Tai va, aš irgi šį semestrą dėsčiau ir pasirinkau, kad saugočiau darbo laiką, žinai, pasirinkau ankstyvas paskaitas, tai man būdavo toks... Sunku, ne? Ir sunku ir stresas vakare, kad, žinai, kad, o Dieve, man rytoj reikės anksti keltis, o Dieve, žinai, va tos, ant tiek esu nepripratusi, žinai. Aha. Ja. Tai va, tai labai geras palinkėjimas. Įkvėpi. Tai tavo irgi labai geri palinkėjimai, ačiū tau. Gerai, ačiū labai dar kartą tada. Jei!